Sveikos merginos, na ką, pradedu vėl naują savaitę ir šį kartą mano savaitę jum pradedu rodyti nuo ketvirtadienį, šiandien jau yra. Dėl ko taip užtrukau? Dėl to, kad labai norėjau pabaigti Elfukės iki pat galo tą eilę. Ir va taip užtruko, antradienį, trečiadienį siuvinėjau ir va dabar parodau, kaip jinai iš viso atrodo. Pažiūrėkit, kokia jinai graži. Čia tiesa, tie sparneliai užsidengia, palaukit, aš juos pabandysiu atitraukti tą savo šitos dalykus. Ištrauksiu. Oi, va. Va. Tie sparnai tai labai gražus. Šitą dar siūlas likęs mano. Sparniukai tie labai gražus, tie perėjimai tokie labai faini. Ir dabar aš jau, reiškia, čia jau pabaigiau visą eilę. Ir kažkaip atrodė, aš čia greitai, kada aš jums pirmadienį rodžiau, atrodė toks nedidelis gabaliukas čia buvo likęs, taip man atrodė. Bet va, užtrukau 2 vakarus, kol aš viską pabaigiau. Aišku, čia truputį daugiau paėjau dėl to, kad norėjau pabaigti siūlą. Ir vakar truputį jau visai vakare, kadangi baigiau tą eilę, tai nenorėjau keisti darbo. Tai tada dar čia truputį pasiuvinėjau. Nu va, ir dabar jau keliausim čia ir tuos sparnus pabaigsiu pagaliau, va tą vieną sparną dar gražų. Ir čia jau eis kepurė tokia didelė jo. Tai va. Vienu žodžiu. Bet jau šią savaitę turbūt aš jį pasidėsiu šitą darbą. Jau pasiuvinėjau neblogai šią savaitę, nebent ruletė mano išmes būtent šį darbą. Dar parodau, iš aukščiau pakelsiu, va kaip jinai atrodo. Labai laukiu, labai nekantrauju, kada jinai man pasibaigs, nors šio darbo dar yra nemažai. Dėl to, kad vis dėlto didžiulis yra darbas, nors rodo, kad yra 80 kažkiek ten virš. 80 virš procentų, bet 1%, tai vat net nežinau, reiks pasižiūrėti. Kai siuvinėsiu, kiek yra 1% kryželių, vat įdomu pasidarė. Nu ką, tai dabar einam sukti ruletę. Šiandien jau, kaip minėjau, yra ketvirtadienis, spalio 26 diena. Pas mus žada šiandien šlapdribą, pirmą sniegą, tai va pasižiūrėsim, bus ar nebus. Tai einu įsijungsiu kompiuterį ir pažiūrėsim, kągi man išsuks būtent ruletė. Na štai, mano ruletė. Ir nieko ilgai nelaukus pradedu sukti, nes jinai gana ilgai sukasi. Ir labai įdomu, kągi išmes. Kurį pirmą, tiksliau, kalėdinį darbą ar ne kalėdinį? O, laivai rėmuose. Na gerai, laivai rėmuose gana senai siuvinėjosi, tai visai gerai bus juos pajudinti. Ir sukam toliau, dabar jau turi būti kalėdinis darbas. O jeigu ne, tai kaip jau visą laiką sakau, tada suksiu dar kartą, kol bus kalėdinis. Ne kalėdinis, tai reiškia sukam dar kartą. Gal aš čia dar išmaišysiu truputį, gal tada kalėdinis iškris. Taip, ir kągi mums ruletė išmes? Plunksnos, nori būti plunksnos? Ne, aš plunksnų tikrai dabar nesiuvinėsiu. Labai įdomu, palaukit, dabar čia man kažkaip įdomiai gavosi. Gal aš tada dar kartą pamaišiau, bet turbūt daugiau nebemaišysiu, nes tas maišymas nieko gero neduoda. Laputaitė, labai smagu, labai faina šita laputė. Tai va, einu atsinešiu dabar, galvoju, ką aš noriu šiandien siuvinėti. Lapę ar tą laivą rėmuose. Gal aš imsiu lapę, nes mažesnis darbas, lengviau paskui nuo jo atsitraukti, nes kai pradedu tos didžiosius darbus siuvinėti, tai vis dėlto vis tiek reikia atsinešti siūlus, visus rėmas didžiulis ir taip toliau. Tai paskui sunku, ne tai kad sunku, bet norisi kuo daugiau kryželių padaryti ant didžiųjų darbų. O laputė šitą tada eisiu siuvinėti pagal bingo, man ten dar liko bingo paprasta, man atrodo, 3 langeliai tik tai liko, kaip niekad, o kalėdiniam irgi ten mažai yra, tai va. Eisiu žiūrėti, ką aš galiu padaryti su lapute ir tuo atnešiu, parodysiu, kiek aš jos turiu.
Tai primenu, koks siužetas bus. Tai šita lapė nusiteikusi kalėdom, geria karštą šokoladą su zefiriukais, man taip atrodo. Ir kiek aš turiu jos padariusi, tai va tiek labai nedaug. Pati pradžia buvo, tai čia buvo pusiniai, man atrodo. Pasižiūrim. Oi, šešėlis. Jo, čia pusiniai ir čia prasideda jau eglė. Tai dabar aš galvoju, ko gero toliau, gal tą eglę ir judinsiu. Toliau čia eglutę pradėsiu siuvinėti, nes čia visai logiškai eina man tas eglė. Tai va, tai ką, einu siuvinėti ir parodysiu, kiekgi man pasikeis darbas po kažkiek laiko. Tai sveikos dar kartelį, tai šiandien jau yra pirmadienis, mano video rodymo diena. Ir dabar tiesiog parodysiu tai, ką man pavyko išsiuvinėti per šią savaitę, praeitą tiksliau savaitę. Ir kad aš ten sukau ratą, ruletę sukau, neatsimenu, trečiadienį ir ketvirtadienį. Ir po to nebefilmavau, nes norėjusi kuo daugiau padaryti kryželių ir nelabai buvo laiko, kada ką filmuoti. Tai dabar rodau savo laputę. Ir štai tokia nuostabi laputė, pasiruošusi kalėdom, pasipuošusi eglę, lemputėm pasipuošusi ir geria karštą šokoladą arba kavą su zefyrais arba sausainiais, negaliu pasakyti. Greičiausiai zefyrais, nes esu mačiusi, kad geria kavą su zefyru, prisideda čia į tą puodelį ir geria. Žmonės taip daro. Ir kągi aš siuvinėjau su šita lape, tai siuvinėjau oranžinę spalvą, nes buvo kalėdų bingo kažką siuvinėti oranžinę spalvą, tai čia laputės truputį siuvinėjau. Ir po to kita užduotis buvo eglę siuvinėti. Tai va, aš apie tas užduotis ir atlikau. Ir kaipgi man gavosi, štai pasižiūrėkit, tai čia va tos lapės labai nedaug pasiuvinėjau, va čia matosi jos letenėlės, čia eina kitos priekinės letenėlės, kurios laiko puodelį, o čia per vidurį bus balta. Čia uodegos gabaliuką dar truputį užkabinau, tai va štai šitą siuvinėjau oranžinę spalvą, čia ta oranžinė tokia, jinai nėra tikra oranžinė, bet ta prasme, atspalviai tam tikri oranžiniai ir čia susideda vat keli blendas susideda ir gaunasi toks oranžinis tamsesnis, čia šviesesnė ir taip toliau. Ir eglę siuvinėjau, pradėjau jau eglę siuvinėti ir va čia, kur liko, va čia va tuštuma, tai čia palieku kitai kalėdiniai bingo užduočiai, nes čia yra lemputės, o ten yra kaip tik užduotis, kad lemputės siuvinėti. Ir reikės siuvinėti kalėdinį žaisliuką, tai aš manau, va čia irgi tinka, tai yra kalėdinis žaisliukas kabantis ant eglės. Tai bus kita užduotis. Eilinį kartą smagiai siuvinėjus ir nenorėjau padėti to darbo, bet galvoju, vis tiek reikia daryti užduotis kiek reikia, tada bus lengviau kuo daugiau užpildyti ir padaryti užduočių. Tai va, tai tiek išsiuvinėjau su lapute ir tada pasiėmiau kitą darbą, tai yra mano laivai rėmuose. Tai dabar čia ką jūs matote, pasižiūrim, jo, ką matote. Tai yra pagrindė siuvinėjau va čia vandenį. Ir kiek aš čia išsiuvinėjau, man atrodo, va tiek va. Jeigu pavyks, įdėsiu nuotrauką. Kažkur va tiek. Siuvinėjau jos šito paveikslo ir kaip čia dabar parodysiu aš jums visą paveikslą. Oi. Kaip čia dabar parodyti, lempa labai šviečia. Neradau niekur nuotraukos, kažkur nukišau. Tai bingo užduotis buvo siuvinėti kažką trikampio formą. Tai kiek žinau, tai burės yra trikampio forma, nors šitai va, šitos yra pagrindinės, tai yra stačiakampės, bet tos mažutės va ten prieki laivo, kur yra, sakykime, tai jos tikrai va ten va matosi irgi yra trikampio formos, plus dar yra va čia vėliavėlė, kuri irgi yra trikampio formos vėliavėlė. Būtent ant laivų būna tokios mažos trikampio formos vėliavėlės. Tai va, dar galima trikampį žiūrėti šitam ornamente. Va, pavyzdžiui, jeigu nubrėžti čia va, liniją, va taip nubrėžti, tai čia jau bus ornamento trikampis.
Tai pasiėmiau tą užduotį, nežinau, užskaitys, neužskaitys administratorės, bet aš padariau. Ir padariau dar kažkurią užduotį iš bingo, nes norėjau kuo daugiau tų kryželių padaryti. Dar kartą parodau, gaila, kad va, negaliu tiesiai, nes šviečia lempa, tai va taip va. Rodau tas paveikslas ir dabar aš esu dabar va štai šitoj vietoj kažkur tai. Tai man dar liko va visas grožis. Tai čia bus ką veikti, o paskui čia foną, kai reiks siuvinėti, tai tiesiog siuvinėsiu tiesiog, nu čia greitai turėtų eitis. O čia dabar vanduo. Vanduo siuvinėjasi, visai gerai siuvinėjasi, man visai patinka. Aš tai padarau, kaip pasiemu vieną siūlą, vieną spalvą čia, kur reikia užkaišau tos praleistus kryželius ir paskui va čia va matot irgi jau pradėjau, čia va tuščia, o čia va pradėjau. Tiesiog, nu, kad užbaigti visą siūlą, tai aš čia einu, tada čia pažiūriu, kur dar yra ir va tokiais gabaliukais siuvinėjau. Tai man atrodo, va taip va. Gavosi, dar čia iki rėmo dar truputį gabalas yra ir dar reikės pasiuvinėti. Ką toliau siuvinėjau? Toliau ruletės nesukau, nes labai norėjau pabaigti bingo lapą, bingo visas užduotis ir už tai ruletės nesukau, o pasiėmiau darbą tiesiog, kuris ten buvo man pagal bingo užduotį. Tai dabar parodysiu ir aš su tuo darbu. Tuoj palaukit, paimsiu šitą rėmą. Tada pirmą kartą aš išsiuvinėjau visą lentelę. Pirmą kartą išsiuvinėjau visą lentelę. Viską, tai čia man laimėjimas didžiulis, nes būdavo vis tiek lieka kažkiek langelių, neišeina. Bet šį kartą matomai buvo geros užduotys ir daug ką aš galėjau daryti ne dvigubą normą. Nors dabar ką aš siuvinėjau, tai kažkas buvo, dizainas yra, kuriame yra gėlės, tai čia laivus tos rėmuose siuvinėjau, tai dariau 800 kryželių. Čia va tas trikampio forma dizaine, nereikėjo dvigubos, vienu žodžiu, daug kur nereikėjo dvigubos normos, gal dėl to aš ir spėjau visą lentelę padaryti. Ir ką, va su šituo darbu paskutiniu dizainas, kuris kryžiukų skaičiumi yra arčiausiai pabaigos, 600 kryželių, aš dariau štai savo nuostabųjį Olafą. Ir su juo aš pabaigiau bingo lentelę. Labai labai džiaugiuosi, nes tikrai smagu kažką pabaigti ir kažką pradėti naujo. Naujo dabar kol kas nieko nepradedu, bet va, ir siuvinėjau, kas atsirado. Tai nebuvo rankytės šitos nebuvo, nosės nebuvo, va čia buvo tik tai šita maža linija, oranžinė spalva, tai va visą nosį išsiuvinėjau. Antakiai atsirado, čia va kažkokie dar yra, nežinau kas čia. Nu čia taip duota schemoje rudai, gal čia plaukai kokie, nežinau tiksliai, dabar neatsimenu, čia paskui eis kepurė. Tai gal ir plaukai kažkokie kyšo iš Olafo galvos. Tai čia eis kepurė, va čia jau kepurės yra bumbuliukas, truputį pradėtas. Na va, ir vis tiek aš jo dar nepabaigiau to darbo, nors iš visų turimų darbų, kuriuos aš turiu, tai štai šitas būtent yra mažiausiai likę kryželių iki pabaigos. Dabar neatsimenu, jeigu greitai įsijungs man saga, tai aš tada jums pasakysiu, kiekgi man liko iki pabaigos. Dabar pasigrožėkite trupučiuką dar darbu šituo, tuoj. Ir aš įsiuvinėjau 600 kryželių iš viso ir kiek man dar liko. Taip. Tuoj palaukit, pažiūrėsiu, kas čia man dabar rodo. Ar gerai rodo? Tai pagal mane tai liko 322 kryželiai ir dar, aišku, backstitches. Apvedžiojimas visas reikės apvedžioti. Man atrodo, visas Olafas apsivedžioja, jeigu aš gerai atsimenu. Jo, visas reiškia aplinkui apsivedžioja, kad išryškėtų visi reikalai jo. Ir štai tiek. Tai kas čia man liko, tai čia va dar baltą spalvą pasiuvinėti, va, pabaigti. Ir paskui jau čia kepuriukas liko, bumbulą tą pabaigti, kur čia įsitas bumbulas, pabaigti truputį.
balta spalva. Ir viskas. Ir tada jau eisiu daryti backstitch'ą. Ir pažiūrėsim, kaip man gausis. Nu, iki kalėdų gal spėsiu. Aišku, priklausys galbūt nuo to, ar ruletė man išsuks, o be to gal aš ir be ruletės jį darysiu. Žiūrėsiu, kokios bus užduotys, pavyzdžiui, kitą mėnesį, lapkričio mėnesį bingo, gal bus tiks kažką aš galėsiu padaryti. Nes kalėdiniam bingo su šito darbu aš nelabai ką randu daugiau ir siuvinėti. Jo, kažkaip peržiūrėjau dar šiandien atidžiai, tikrai nelabai dvigubų normų nesinori siuvinėti, tai aš jo ir nesiuvinėjau dvigubų normų. Tai va, ką aš dar galiu pasakyti, tai turiu naują pirkinuką iš Depo, nusipirkau, štai parodysiu, nusipirkau, buvom Depe ir ką aš radau, tai radau štai tų vadinamų filcų arba veltinukų, kuriuos galima dėti ant plastikiuko kitoj pusėje. Ir man patiko tai, kad tai yra A4 formatas, čia tų spalvų yra 10 spalvų, čia jisai skirtas, aišku, dekoracijom visokiam daryti, bet tai yra 10 spalvų, va štai Depe paėmiau ir nusipirkau. Ir kokiosgi spalvos pasižiūrėkit, tai yra balta, tokia šviesiai kreminė, paskui geltona, oranžinė, tada tamsiai tokia raudonė, violetinė, žalia, ruda, pilka ir juoda. Tai va, labai gražiai atrodo, žiūrėkit, išskleidus. Tai tikrai smagu, džiaugiuosi ir jisai toksai nėra labai storas, toks labai fainas ir toks tikrai tiks šitiem mano plastikiukam ir kitiem dalykam. Aišku, va, baltas truputį gal pasišviečia, bet tai ten uždengę siūlus tikrai turėtų gerai uždengti. Tai ką, mergino, aš tai tiek šį kartą. Viskas. Tiek tokia mano savaitė buvo, išsiuvinėjau, kiek pavyko, tiek padariau. Labai džiaugiuosi, kad mane žiūrite, labai ačiū už peržiūras, ačiū už komentarus, už laikus. Ir ką dabar susitiksim jau kitą pirmadienį, tai kaip dabar artėja vėlinės, tai neaišku, kiek aš galėsiu išsiuvinėti per šią savaitę. Ir eisiu paskui sukti ruletės, tai važiuosim, kiek ta ruletė man pasisuks. Kiek kartų išsuksiu, kiek man pavyks, nes lauksiu dabar naujo bingo užduočių, o šiandien ir rytoj galėsiu siuvinėti pagal ruletę, ką jinai man išsuks. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrite. Susitiksim kitą savaitę. Ate.